pasikviečiu apsaugos energijas ir įsisupu į jas. Taip pat prašau apsaugos energijų kiekvienam žmogui, kuris yra čia ir kartu medituoja. Jaučiu, kaip apsaugos energijos išsiplečia, mane paliečia, apsupa ir plečiasi į tave. Ir tave paliečia ir apsupa. Prašau tavęs su savo ypatingu išoriniu dėmesingumu ir vidiniu dėmesingu susikaupti ir jausti savo kvėpavimą. Ir jausti, kaip tavo krūtinė kyla ir leidžiasi. Jausti, kaip tai viskas įvyksta savaime. Pajausk, kaip tu nurimsti ir meilės šviesą įkvepi tam, kad su šia šviesa išsiplėstum taip toli, kaip tik šiuo momentu galima. Galbūt, kad tokio dydžio kaip tavo patalpa, galbūt tokio dydžio kaip tavo miestas, galbūt kaip tavo šalis, galbūt toks didelis kaip Žemė ir dar labiau išsiplės į visatą. Pabandyk, kas tau tinkamiausia, koks išsiplėtimas tau geriausias. O dabar pradėsime susijungti su elementais. Aš kviečiu ugnies elementą. Aš kviečiu elementų stebėtojus ir prašau jų dabar išvalyti ugnies elementus ir tuo pačiu tavyje esantį ugnies elementą, tavo dieviškąją liepsną, tavo susižavėjimo elementą išvalyti ir išlaisvinti. Išlaisvinti nuo visų ego apribojimų, nuo visų kliudančių energijų. Ir jausk, kaip ši šviesa tavyje išsiplečia. Ir jausk, kaip tuo pačiu ugnies elementas tavyje išsiplečia. Galbūt pajausi šilumą, kuri dabar tave apsupa. Dabar giliai įkvėpk ir nukreipk visą savo dėmesį į ugnies elementą ir susijunk su juo. Dabar susiliek su ugnies elementu ir pajaus harmoniją tiek viduje, tiek išorėje. Pajausk dieviškąją jungtį, kuri reiškia, kad tu pats neši ugnies šviesą. O dabar kviečiu vandens elementą. Pajausk šias vibracijas, pajausk šį lengvumą, pajausk valymo jėgą ir pajausk tai savyje, nes tavo pagrindas yra vanduo. Pajausk tai savo kūne, pajausk vandens elementų energijas. Stebėtojai išvalys vandens elementą. Jie siunčia savo energijas į vandenį. Bus viskas transformuota, bet kokie nešvarumai, kurie jame randasi. Tuo pačiu, jie valo vandenį tavo kūne, taip pat su didelė meile ir didelė jėga. Leisk tam įvykti, nes tai vyksta dieviškoje tvarkoje ir taip, kaip tau gerai ir tikslu.
harmonijoje iš vidaus į išorę, iš išorės į vidų. Harmonijoje dieviškoje meilėje. Iš vandens į vandenį. Pasijausk nešamas vandens jėgos. Pajusk valumas vandens jėgos. Pajausk šviežumą ir lengvumą, nešančios meilės, visa tai bus dabar aktyvuota tavyje. O dabar kviečiu oro energijas, oro elementą. Jis išplečia aplinkui tave energijas. Tu kvėpuoji kiekvieną dieną šiuo oru. Pajausk jėgą aiškumo. Pajausk savo viduje aiškumą savo minčių. Nes šio elemento stebėtojai valo oro elementą tavo išorėje ir tavo viduje. Jie valo oro elementą motinai žemei. Tuo pačiu valo tavyje tavo minčių jėgą. Jie išlaisvina tave nuo negatyvių kliūčių, nuo abejonių ir rūpesčių. Leisk, kad visa tai vyktų. Tai vyksta pilna meilės ir pilna jėgos. O dabar kviečiu žemės elementą. Tu jauti žemę po savo kojomis ir jauti savo kūną, savo fizinį kūną. Aš kviečiu šio elemento stebėtojus ir prašau, kad žemės elementas bus išvalytas, kad žemė būtų išlaisvinta nuo nuodų, nuo visko, kas jai nepriklauso. Pajaus, kaip ir tavyje, tavo kūne įvyksta išlaisvinimas nuo nuodų. Ir leisk, kad viskas įvyktų, nes tu jau žinai, kad kaip viduje, taip ir išorėje. Tu esi intensyviam susijungime su motina žeme. Vyksta valymas tavyje ir motinai žemei išorėje. Tai yra detoksas tavo kūnui ir detoksas motinai žemei. Elementų stebėtojai veikia dėl tavęs, pilni jėgų ir pilni meilės. Galbūt tu jausi, kad tavo kūnas laisvesnis, nes viskas, kas dabar buvo iš jo pašalinta negatyvios energijos, ir tavo kūnas tapo lengvesnis. Tai padeda motinai žemei, jos jėgai. Jos dideliai jėgai pajausti. Prašau elementų stebėtojus, meilės elementą, dievišką meilę padėti pajausti. O tavęs prašau pasinerti labai giliai į savo širdį ir ten pajausti savo nuosavą meilę, nes ji gyvena tavo širdyje. Ir tai yra meilė, sena meilė, kurią nešasi kiekvienas žmogus savyje. Ir kuo giliau tu galėsi dabar jausti šią meilę, tuo stipriau galėsi pajausti Dievo meilę. Ir kuo labiau galėsi atsiverti, bus šios meilės dalis. Ir tapsi šios meilės dalis. Mėgaukis šiuo energijų prisilietimu, jausk, kaip išsiplečia jos ir pasikelia tavo energijos. Pajausk smaraną. Pajausk Dievo artumą savyje. Angelai,
dieviškųjų chorų dainuoja tau. Jie dainuoja meilės garsus ir jie tau sako: mes mylėsim tave amžinai. Pajausk šią meilę savyje, savo širdyje ir jausk tuo pačiu savo vidinę meilę, meilę savo pačiam. Ir pagaliau susivienyje visi 4 elementai tam, kad susilietų su meilės elementu, kaip viduje, taip ir išorėje. Pajausk, kaip jungtis su dieviška meile taps dar intensyvesnė. Ir pajausk, kad tu, būtent tu esi visko dalis. Išsiplėsk su šia jėga ir žinojimu, kad priklausai prie visumos. Ir sąmoningai išsiplėsk ir didžiuokis viskuo, ką nuveikiai motinai žemė. Nes elementų valymas ir motinai žemė be galo svarbu, nes ji jaučia Dievo meilę, kaip ir tu. Taigi, tu taip pat veikiai žemė ir kiekvienam žmogui atskirai. Ir tai yra tikrasis šviesos nešimas.